Šiandien mes pakalbėsim apie Bitcoin kriptografijos pagrindus. Pirmiausiai galim pradėti nuo pačių pavadinimų, kas ką reiškia. Matom du skirtingus Bitcoin su mažąja raidė ir Bitcoin su didžiąja raidė. Tai skirtumai tarp šių raidžių mažosios ir didžiosios, jeigu kažkur skaitot, tai turit suprasti, kad Bitcoin su mažąja raidė, tai reiškia, kad tai yra apskaitos vienetas, tai reiškia pačią Bitcoin valiutą. Bitcoin su didžiąja raidė, tai reiškia, kad apskritai yra visas konceptas. Kaip kriptovaliuta, blokų grandinės ir taip toliau visas tinklas. Bitcoin adresas tai yra raidžių skaičių kombinacija, tarp kurių adresų galima siuntinėti kriptovaliutą patį Bitcoin šiuo atveju. Tada yra sandoriai, dar kitaip vadinama angliškai transactions, tai yra įrašai, kurie informuoja tinklą apie naujus pavedimus arba pavedimus iš vieno į kito Bitcoin adreso ir žinoma tada yra blokų grandinė, tai blockchain, visas Bitcoin tinklo sandorių registras. Jis rodo nesibaigiančią eilę transakcijų ir jis nuolatos pildasi. Toliau decentralizuota peer-to-peer tinklą, veikianti pagal Bitcoin protokolą, viešą sandorių registrą, tai blokų grandinė, kitaip tariant, decentralizuotą matematinį deterministinį valiutos emisijos mechanizmą, paskirstytą kasimą ir proof of work konsensuso algoritmą, decentralizuotą sandorių patvirtinimo sistemą. Apie tai galima pasiskaityti ir Mastering Bitcoin 2014 yra knyga parašyta ir labiau išdetalizuota, kad visą šitą galėtume įgyvendinti. Pats Bitcoinas naudoja technologijas, tai reiškia hash funkcija, kuri naudojasi SHA-256 ir RIP-MD 160 ir žinoma viešojo rakto kriptografija, tai yra ECDCA elipsinių kreivės skaitmeninio parašo algoritmas. Čia jau prasideda techniniai terminai. Pats Bitcoinas ir kriptografija, kaip įvyksta pats sandoris. Tai sandoris yra tiesiog lėšų pervedimas arba vertės pervedimas iš vieno savininko į kitam savininkui. Ir sandoris yra, kuris informuoja patį tinklą, Bitcoin didžiąjį visą tinklą. Įsivaizduokit dabar analogiją, matot nuotraukoje užrašų knygutę, tai blokų grandinė, įsivaizduokit, kaip būtų visa šita knygutė ir ji nuolatos tęstųsi, reiškia nesibaigiantų. Visiškai nesibaigtų, kiek jūs puslapį versi, tiek jų atsiranda naujų. Pats puslapis yra kaip blokas, o vienas sandaris yra eilutė. Kaip puslapio viena eilutė ir kaip, tarkim, prisipildo pilnas puslapis šitų eilučių, šitų sandorių, transakcijų, mes verčiam kitą puslapį ir pradedam rašyti iš naujo. Tai vienas puslapis yra kaip blokas ir kitas puslapis jau kaip skirtingas blokas. Dabar prasidės įdomioji dalis. Mes turim skirtingus dalykus, turim privatų raktų ir viešą raktą. Tai įsivaizduokit, kad privatus raktas yra tas dalykas, kurį jūs turit, kurį jūs gaunat. Ir pagal tą privatų raktą galima nustatyti viešojo, tarkim, rakto, tos viešą piniginės adresą, bet ne atvirkščiai. Tarkim, pagal viešą adresą mes negalim nustatyti privataus rakto, bet pagal privatų raktą mes galim nustatyti viešą adresą. Tai apsaugo. Reiškia, kad aš jeigu esu savininkas, turiu privatų raktą, ir pagal tą privatų raktą
privatus raktas nustato mano viešą raktą, kurį aš galiu dalintis su visais. Bet tie, kurie gauna mano viešą raktą, gali atsiųsti man pinigų, bet pagal mano viešą raktą negali nustatyti mano privataus raktą. Ir čia turim visą seką, matom, kaip yra. Privatus raktas yra public key, tada yra šitie algoritmai, technologija. Vat paprastas palyginimas tai būtų, kad privatus raktas yra kaip, tarkim, nuo sąskaitos PIN kodas arba koks PIN generatorius Smart ID, dabartinis palyginimas, o banko sąskaitos numeris tai yra viešas raktas. Visiems mes galim duoti savo banko sąskaitos numerį, tie žmonės negali turėti prieigos prie mūsų. Tai Bitcoin adresas tai yra unikalus identifikatorius, kuris nurodo mokėjimo gavėją, bet nėra surištas su pačiu gavėju, nes mes nesusijam vardo pavardės konkrečiai su šituo adresu. Paprastai jis sukuriamas nuosekliai pritaikant SHA-256 ir RIP-M260 kriptografinės maišos, kitaip tariant, hash funkcijas viešajam raktui. Adresai koduojami naudojant Base58 koduotę, kuri pateikia adresą žmogui į lengviau perskaitimo formą iš 58 raidinių ir skaitinių simbolių. Tai reiškia, kad SHA-256 supaprastina mūsų visą šitą adresą tik iki 52 raidžių ir 9 skaičių. Dėl to ir vadinasi 58 koduotė. Ir įdomus faktas yra, kad abėcėlėje yra 52 raidės, taip pat 10 skaitmenų nuo 0 iki 9 ir siekiant išvengti painiavos ir kopijavimo klaidų, Satoshi pašalino 4 dažnai painiojamus simbolius iš adresų generavimo: didžiąją raidę O ir skaitmenį 0, didžiąją raidę I ir mažąją raidę I, kad būtų lengviau orientuotis ir kad nepadarytume klaidų. Dabar pati hash funkcija paverčia duomenis fiksuoto dydžio santrauką, kuri leidžia patikrinti duomenų vientisumą. Bet koks įvesties duomenų pakeitimas sukuria visiškai kitokią hash reikšmę. Bet koks, netgi mažytis pakeitimas sukurs visiškai kitą reikšmę. Tai hash reikšmė yra labai svarbi Bitcoin tinkle, jos naudojamos sandorių vientisumui tikrinti, Bitcoinų adresams apsaugoti ir Proof of Work kasimo procese. Bitcoin naudoja SHA-256 hash funkciją, kuri sukuria 250 bitų, 32 baitus išvesti. Maišos funkcijos užtikrina blokų vientisumą ir padeda nustatyti blokų grandinės chronologinę tvarką, nes kiekvienas blokas turi ankstesnio bloko hash nuorodą. Gerai, ką tai reiškia paprastais žodžiais, tai reiškia, kad kai užsidaro blokas, tai su SHA mechanizmu, kuris yra nustatytas tam tikras hash kiekis ir pagal tą hash kiekį eina chronologinė eilė blokų tų puslapių vadinama. Tai reiškia, kaip užsidaro blokas, paskutinėje eilutėje yra tam tikras hash kiekis ir startas prasideda vėl iš naujo ir mes galim eiliškumą atsekti, nes vienu metu, tarkim, yra daug serverių ir pasitaiko tokių atvejų, kad vienu metu atsiranda nauji blokai. Teste bus klausimas apie tai, kas vyksta tada. Tai hash išsprendžia tą eiliškumą ir visam tinklui lengva atpažinti tą eiliškumą. Tai pagrindinės hash funkcijos. Ta pati įvestis visada sukuria tą patį hash, net maži įvesties pakeitimai sukuria visiškai kitokią hash. Hash kolizijos, kai skirtingi duomenys duoda tą patį hash, neturėtų pasitaikyti. Hash reikšmės labai sunku atkurti atgal, reverse engineer, todėl jos didina saugumą įsipareigojimų schemose.
Hash funkcijos, viešojo rakto kriptografija, dar vadinama asimetrinė kriptografija, Bitcoin tinkle daugiausiai naudojama skaitmeniniams parašams, o ne sandorių duomenų šifravimui. Nes sandorių informacija blokų grandinėje yra vieša. Tai praktiškai viešas raktas yra tiesiog, kad mes galėtume uždėti skaitmeninį parašą su juo. Viešo rakto kriptografija veikia kaip dviejų raktų sistema. Viešasis raktas naudojamas žinutei užsišifruoti ir privatus raktas naudojamas žinutei išsišifruoti. Asimetrinis šifravimas reiškia, kad viešąjį raktą lengva išvesti iš privataus rakto, tačiau privataus rakto išvedimas iš viešojo rakto yra praktiškai neįmanomas, tą ką aš jums ir sakiau prieš tai. Elliptic Curve Digital Signature algoritmas skaitmeniniams parašams kurti, kurie patvirtina sandorius ir užtikrina, kad tik privataus rakto savininkas gali autorizuoti Bitcoin išleidimą. Privatus raktas pasirašo sandorį ir taip suteikia leidimą išleisti Bitcoin. Viešasis raktas atskleidžiamas po išleidimo, naudojamas sandorio autentiškumui patikrinti. Reiškia, mes galim patikrinti visas transakcijas su tuo viešuoju raktu blokų grandiniai. Toliau. Skaitmeniniai parašai, kaip jie veikia. Mes naudojam skaitmeninius parašus, norint patvirtinti Bitcoin sandorius, autentifikuoti privataus rakto savininkus ir galima taip autorizuoti lėšų išleidimą. Atliekant Bitcoin mokėjimą sukuriamas sandoris T, o čia matysit. Tada sandorio duomenų M pasirašoma privačiu raktu, taip gaunant reikšmės R ir S. Sandorių patikrinti naudojamas viešasis raktas ir parašas, kad būtų apskaičiuotas taškas. Kiekvienas sandoris perveda Bitcoin iš dabartinio savininko adreso naujam savininko, tai patvirtinamas skaitmeniniu parašu. Bitcoin tinklas saugo visą sandorių istoriją, todėl bet kas gali patikrinti Bitcoin nuosavybę, neturėdamas prieigos prie privačių raktų. Bitcoin piniginė saugo viešų ir privačių raktų poras, kurios naudojamos lėšoms pasiekti ir valdyti, tačiau pačioje piniginėje Bitcoin nėra saugomi. Kaip veikia dabar patys pavedimai, transakcijos arba sandoriai tarp žmonių, vadinasi peer-to-peer, P2P tinkle. Šitam tinkle kiekvienas prijungtamas kompiuteris realiai vadinamas serveriu, tai node angliškai. Ir bet kas gali prisijungti prie tinklo, kur tiesiog reikia nueiti šitą patiktą nuorodą ir prisijungti savo kompiuteriu. Aišku, dabar jau reikia daug kompiuterinės galios ir savarankiškai praktiškai nebeįmanoma kasti kriptovaliutos. Nebeįmanoma kasti Bitcoin. Reikia jungtis į tam tikrus vadinamus baseinus. Tada yra pilni serveriai, full nodes, tikrina ir saugo visą sandorių istoriją pagal konsensuso taisyklės. Ir kasimo serveriai mining nodes papildomai apdoroja sandorius ir prideda naujus blokus į blokų grandinę. Sandoriai rašomi į viešą registrą, blokų grandinę. Viešas registras tai yra blokų grandinė, kuris seka Bitcoin nuosavybės perdavimus iš vieno adreso kitam. Ir Bitcoin adresas išvedamas iš vartotojo viešojo rakto naudojant SHA-256 ir RIP-MD 160 hash funkcijų derinį. Taip užtikrinamas saugumas ir privatumas. Bitcoin sandorį sudaro įvestis inputs, nurašymai ir išvestis outputs, įskaitimai. Jų skirtumas yra sandorio mokestis, kuris atitenka bloką apdorojusiam kasėjui.
Skaitmeniniai parašai naudojami įrodyti pavedamų bitkoino savybę, o bet kuris tinklo nodas gali šiuos parašus patikrinti savarankiškai. Matom čia chronologišką eilę. Siuntimas, kriptografija, supaprastinimas ir gaunamas bitkoinas.